ką sakė? Suraskit kastį. Tegul atvažiuoja. Reikia pasitarti. Skambink. Blogai jautiesi? Ai, biški galva suskauda, tai išgėriau tabletę, jau praeidinėjom. Kaip tau sekės? Nei gerai, nei blogai. Baronas atnešė 2 lemus. Pradedam statybas. Tai čia gerai, ne? Bet nepasirašė ant taikos. O tai iš čia prie ko? Jis turi didelę įtaką Beniai. Aš galvojau, kad yra neutralus, bet bando viską reguliuoti. O tai tavo pačiam su Bene neišeina pasikalbėti? Dingo, išskrido iš Lietuvos. O baronas dabar nori pabaigti viską, ką pradėjo Benė. Tai to dar labiau galva pradės skaudėti. Kas? Nors tiek. Grantas. Laiku rado sprogmenį. Galima? Aišku. Aš čia atnešiau tokį tirpalą padariau su elektrolitais. Nes sako, kad galvos skausmas gali būti nuo dehidratacijos. Ačiū labai. Žiūrėk, ką rašo. Radau, ačiū, kad perspėjai. Tai čia baronas viską suka? Baronas kartu su Benė. Dar klausė, kieno aš pusėj. Jo, dabar jau geriau ant tvaros pasidėti, negu kažkieno pusėj būtų. Žiūrėsim. Gal dar baronas persigalvos dėl taikos. Tai kaip išneglėjo? Vieną susprogdino, dabar iškart kitą bando. Dabar turi būti atsargus. Gali kokį snaiperį pastatyti. Prie langų arti nelįsk. Šiandien gavau žinią, kad yra variantas taikytis. Čia su Benė? Kokios sąlygos? Aš nekeršiju Benijai už brolį, o Benė perduoda formulę, kurią iš mūsų buvo pavogęs. Kas per narkotikas? Delfinas. Šitas. Ką manat? Tau spręsta. Savo brolis, ne mūsų. Nu, kaip čia pasakius. Nu, nuimsi Benį. Ką tas duos? O čia žiūrėk, gali visai neblogai pasisukti. Aš sutikčiau. Aš irgi. Nu jo. Būti gyvam geriau negu mirusiam. Tik man klausimas, kas už Benio stovi. Nes jie visą laiką žingsnį priekį. Yra dar kitas dalykas. Pats žinai, kitą savaitę priduodam naują fanų partiją. Būtų gerai dirbti ne karo sąlygom. Ta suprantu. Aš galiu išvažiuoti. Bet ką tai pakeis? Įtampos nenuims. Sutik. Dar gali paprašyti kompensacijos už tuos 2 apsauginius. Jo, pilnai turi teisę. Pagalvos.
Viską aptarėm. Susimatysim rytoj. Gerai, kylam. Susimatysim. Visai geras naujienos, ką? Jeigu dar kariausim, tai visi čia išsitaškysim. Iki namų pamesi. Jo, kur jūsų mašina? Bent tai pasiėmė. Kažkokią dar papildomą ekspertizę nori padaryti. Gerai, varom. Apie ką kalbėjot? Apie taiką. Kokią taiką? Šarkys buvo privažiavęs. Pasiūlė taikos planą. Kokį taikos planą? Kristupas nužudytas. Kokia čia tau taika gali būti? Greta. Man reikia su tavim rimtai pakalbėti. Ne šiandien. Aš noriu pailsėti. Ką tu ten rodai? Esteponą. Oi, kaip faina, kaip man ten patinka. Kas tai Estapona? Čia miestas prie jūros, ten daug gėlių, senamiestis, nuostabus, skaidrus vanduo. Ir orchidėjų parkas yra didžiausias Europoje. Tai jūs ten gyvendavot? Ne, mes ten pailsėt atvažiuodavom savaitgaliais. Bet būtų faina ir namus turėti, aišku. Tai kalbinu Hardą, kad irgi pirktų. Gundausi, bet reikia su Igle pasitarti. O, atvežė. Kas? Henrikas sutinka taikytis. Kažkaip sunku patikėti. Belieka be neįtikint. Nu jo. Čia sudėtingiausia dalis. Maistas. Prašau. Elena, nebelygink. Jau radau. O. Nu tikrai, kad ne šitie. Nu kaip tu prie tokių marškinių šlipsą užsidėsi? Nu ką man tas šlipsas? Kad prieš Kanarskį pasirodyčiau? Nu, užeis klientai. Sakys, koks čia Mickey Mouse'as iš pliažo atėjęs? Man nerūpi, ką apie mane pagalvos. Viešpatie. Arbata? Nuo kavos spaudimus sukils. Normalus tas spaudimas. Nu, ačiū ir už arbatą. Kavos darbę išgersiu. Taip ir nepasakai, kas čia per darbas. Skaičiukai. Pridėti, atimti. Čia padauginti, ten padalinti.
Nu, tik žiūrėk, ant ko parašą dedi. Kodėl? Nu, gali Kanarskis pakišt kokią kiaulę. Tu pasirašysi, o jis po tavo parašą paims pinigus. O paskui tu turėsi atsakyti. Gera schema. Aš rimtai, ko tu juokiesi. Jeigu rimtai, einu pasaugot Richardo pinigų. Didelę sumą investuoja. Todėl man geriau iš vidaus prižiūrėti, kad būtų centas į centą. Tai galėjai vakar pasakyti, geras darbas, nu, tyli, slapukauja. Norėjau, kad ramiai mėgotų. Ai, dabar tai vaistus atitaikė. Aš mėgu kaip kūdikis. Aha, netgi knarkiai šiąnakt. Eik tu. Tikrai kaip traktorius. Galvoju, kas čia naktį žolę pjauna kieme? Baig, tyčias, ko tu čia mani gazdini? Tau jau laikas surimtėti. Ir reik persivilk marškinius, aš negaliu žiūrėti. Na, dar turiu laiko. Gerai, gerai. Einu persirgsiu. Tai vis tiekgi nenurimsi. Ne. Kas yra, ko tu taip žiūri? Kas? Kas yra? Už ką tu trenkiai? Ką? Aš atvažiavau su reikalu. O tu girtas kaip tapkė. Nei aš girtas, nei aš tapkė. Kas? Gerai, sorry. Kas yra? Kauniacką reikia pasekti. Vienas nėra, o jau žmonės mieste. Reikia sužinot, kas jie tokie. Tai manai susitiks rytoj? Žinau, kad susitiks. Yra naujienų. Susitiks aptarti. Atvažiavo Kas? Kauniackas. Atvesk. Kas čia? Apsauginis. Gali. Kažkas skubaus? Pasikalbėti reikia.
Kalbam. Girdėjai, kas atsitiko? Oi, man nepatinka tokie. Ateina, klausia, ar girdėjai, ar žinai. Sakyk, kaip yra. Vakar prie laidojimo namų po Henriko mašina buvo rasta bomba. O šitą girdėjau. Atvažiavo išminuotojai. Rado. Blogai, kad rado. Bet ką padarys? Bet aš turiu labai gerų žinių. Ta pusė sutinka tartis. Richard. Mes jau vakar kalbėjom. Junkis prie manęs ir baigiam su tuo humoru. O tu atvažiuoji ir zyzi apie tai, kas taip darosi? Man reikia pasikalbėti su Beniu. Duok kontaktą. Neturiu. Turi. Nepasako, kad nepalaikai ryšio su dukra. Benė galvoja taip, kaip aš. Tu manęs neišgirdai. Man reikia pakalbėti su Beniu. Su Benė tu nekalbėsi, čia aš tvarkau reikalus. Kas tu toks, kad man aiškintum iš vis? Kalbėt man su juo ar ne? Benė investuoja pinigus. Gerai, gerai, gerai. Aš jam perduosiu. Skambins tau per Viberį, jeigu norės. Oi, kaip nori viską kontroliuoti. Kai šovė Zajavą, tipo jis dabar reikalus tvarkys. O tai kaip dėl Benios? Sakė perduos, kad paskambintų. Nors tiek.